Mokslininkai pastebėjo, kad Lietuvos ūkiuose labai maža augalų įvairovė. Tai daro neigiamą įtaką dirvožemiui ir pasėlių būklei. Pasak Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties mokslininkės Aušros Arlauskienės, žemdirbiai jau įsisąmonino, kad reikia auginti ankštinius, tačiau to negana. Visos augalų rūšys gamtoje atlieka savo funkciją ir duoda naudą. Kuo daugiau augalų ūkyje, tuo yra lengviau sutvarkyti su sėjomainą, tuo patekusios į dirvožemio įvairios augalų liekanos pagerina dirvožemio organinių medžiagų kaupimąsi, mikrobiologinį aktyvumą ir daugelį visokių kitokių savybių. Todėl tas pagrindinis tikslas šio projekto ir buvo, kad paskatinių ūkininkus auginti daugiau įvairesnių augalų rūšių. Ūkyje negali būti javai ir žirniai. Dvi, grubiai sakant, augalų rūšis. Reikia augalus auginti ne tik tai kaip prekinė produkcija, bet atsižvelgti augalus ir į kitą jų pusę. Jie gali labai daug ką ūkininkui padėti. Tai yra pagerinti dirvožemio struktūrą, kaupti azoto, dėl mikrobiologinės veiklos, podirvio purenimo, maisto medžiagų pakelimo iš gilesnių sluoksnių ir taip toliau. Romualdo Misevičiaus ūkyje Joniškėlio bandymų stoties mokslininkai atliko bandymą. Į pusiau belapių žirnių lauką buvo įsėta vienametė svidrė, kuri padeda žirniams neišgulti, uždengia dirvožemio paviršių, neleidžia bujoti piktžolėms. Žolės masė bus įterpta kaip organinė trąša. Ateis kūlimo laikas, svidrės sėklos išsibarstys, o žirniai nusikuls. Po to bus sulėkščiuoti tie laukai ir svidrė dar priaugins mum masės ir sustabdys azoto išsiplovimą iš dirvožemio. O po to jau sėsim žieminius ir turėsim trąšą, azotą, kuri jo ateičiai, kuri pasiliks ir panaudos augalai. Daugianaris pasėlis, kokie jo privalumai, iš ūkininko pozicijų žiūrint? Pasilieka daugiau trąšos pagrindiniam augalui, stelbiamos yra piktžolės ir, kas mum ekologams svarbu, auginamas dirvožemio humuso sluoksnis. Panašūs bandymai atliekami 10 Lietuvos ūkių skirtinguose regionuose. Daugianariai pasėliai visose ūkiuose skiriasi. Mokslininkai stengiasi kiekviename ūkyje daugianarius pasėlius sudaryti tokius, kad padėtų spręsti konkrečiam regionui ar ūkiui būdingą problemą.